Benediktas Vanagas šiandien dar nepristatė savo šturmano, bet parodė savo naująjį automobilį. Mes tą automobilį pačiupinėsim, pažiūrėsim, ką reiškia tos 3 papildomas raidės EVO. Ir paklausim Benedikto, ar tikrai girdėjo mano vienausis, kad jis taiko į top 5. Benediktai, sveikinu su dar viena kalėdinė beveik švente, nes kai Dakaras tai ir Kalėdos, savo didelėm ausim girdėjau, kad kalbėjote apie top 5. Bet sakėt ir viena vieta, viena pozicija pagerinta rezultatą. Tai vis dėlto, kur taikotės ir ar psichologiškai lengva taip kalbėti? Tu turi taikyti į Marsą, kad patektum į Mėnulį. Ir tikslai visada turi būti dideli. Aš žinau, kad prisikalbėti galima labai greitai, bet aš su visa pagarba galvoju, kad mes galime būti top 5, jeigu mes kalbame apie truputį ilgesnę kelionę negu turbūt 1 metai. Ir mes turim turėti tikslų. Kai mes pasieksime top 5, aš sakau kai, ar ne, nežinau kada tai nutiks, bet mes tikrai ten turėsime būti. Mes turėsime greičiausiai kitų tikslų. Tai aš žinau, kad mes keliavome į Dakarą ir jau 5 metį mentaliai buvome top 10, bet nepasiekėm to rezultato. Tai nėra taip paprasta. Tai taip, mūsų tikslas yra top 5 dabar, bet aš suprantu, kad net ir pakartoti šį rezultatą, kurį mes turim, nebūtinai bus paprasta, bet mes privalome turėti, sakysime, tikslą, į kurį mes keliaujam. Tai čia yra būtent toks tikslas. Kol kas neįvardėt šturmano. Kodėl? Kur yra didžiausios problemos, sunkumai dėrybiniai? Na, esminis dalykas turbūt yra tai, kad mes derinamės sutartį. Yra tam tikros sąlygos, kurias visos pusės turi išpildyti. Mes turime 2 žmonės, taip, vieno mes turbūt norime truputį labiau negu kito, arba kitaip tariant, vienas yra prioritetas, bet kol mes neturim sutarties, negarbinga būtų pradėti kalbėti ar manipuliuoti. Tai aš manau, kad turbūt per artimiausias 2-3 savaitės mes turėtume turėti jau tokį finalinį sutarimą ir tikėčiau, kad gruodžio pradžioje mes galėsim pasakyti, kas tai yra. Užsienietis ar lietuvis? Šiuo metu lietuvių savo sąraše neturime. Kodėl netiko lietuviai, nes Arūnas Gelažninkas, Laisvydas Kancius, Aisvydas Paliukėnas, turi patirties, ar jos per mažai? Mano žiniomis Aisvydas sausio mėnesį yra užimtas, nežinau kuo, bet dar visai neseniai jisai buvo laisvas. Laisvydas, kiek suprantu, turi tam tikrus sveikatos klausimų. Arūnas startuoja pats, tai aš nesu prieš lietuvius, bet aš nenoriu apsiriboti, kalbant apie profesionalus 3 milijonų rinką, kai mes turime turbūt kokio 1,5 milijardo angliškai kalbančių žmonių, ar ne? Tai mes tiesiog turime didesnės galimybės. Tai gali būti ir lietuvis, jeigu jisai bus pakankamai profesionalus ir mes rastume bendrą kalbą. Bet turint mintyje, kad automobilių sportas arba ypatingai ralio maratonai yra Lietuvoje arba Dakaras labai populiarus, mes tikrai, manau, kad visai netrukus ir jau dabar turime tikrai neprastų šturmanų. Automobilis, sakėt, EVO, 3 raidės ir jų kaina 6,0 beveik, ar ne, papildymas, patobulinimas, 6 skaičiai, 5,0, 6 skaičiai. Ką tai duoda? Automobilis iš esmės praplatėjo dar 10 cm, jo plotis yra 2,30 m, 10 cm netrodo kaip labai daug ir netrodo, kad labai brangiai, bet galiu pasakyti, kad visas kompleksas sprendimų ir jų yra čia tikrai labai nemažai, ne veltui jisai kainuoja tokius pinigus, pagreitina automobilį iki sekundės per kilometrą. Tai jeigu mes skaičiuojame, kad tai yra 5000 km lenktynių trasose konkrečiai, tai yra šiek tiek daugiau negu valanda. Rezultate, jeigu lenktynės niekada nėra tik skaičiai, bet tame yra ir labai daug matematikos, tai tą irgi reikia žinoti. Jūsų komandos pavadinimas jau buvo labai ilgas, dar jį labiau pailginot. Aš esu matęs gamyklinių komandų, kur yra įkomporuoti net 3 brandai. Tai Gurtam, Toyota Gazoo Racing Baltics skamba visai neblogai. Grata, 2,30 m.